Esam Babrungė jau. Jo, atvarėme Babrungą. Praeitįsik baigėm ten. Ir dabar reikės ten kažkur įsileisti. Tai varom pažiūrėti, kaip ten atrodo ta veita. Gali plaukti ten, teisė. Būtumėm pasileistumėm kaip kanalu. Gali plaukti ir čia. Turbūt mažas upėlis ten tamp. Ir turbūt teikuns užaugtas. Undens augalas, kad ten neblaba kur įbėbė praplaukti. Tai varau pažiūrėsiu tom kanalą, kaip tas kanalas atrodo, tai gal tau kanalą biškį praplauksim. Kanalų irgi nepavyks plaukti. Matau, kad ten yra užkrauts kažkoks tai betoninis tels visiškai prie vandens. Tai nežinau, reikia važiuoti gal biškį toliau su mašina dar. Pasižiūrėti, kur čia lengviau būtų įsimesti plaukti toliau. Ten ant tai ir tels. Ir yra pačiu kažkoks betons padarytas, turbūt senas laikas vaikščioti. Atvarėm prie prūsalių, nes ten užžėlint tai net nebandėm, aiškojom artimiausią tiltą, kad raskert Babrungą ir galvojam, čia pradėsim, nes kanalų plaukti ten bus neįdomi, iš jos kontentėsė praplaukti tai, nu iš ten parplaukto upės visai atrodo normaliai, tai gal ten tą pradžią buvo užžėlus, bet tai ten niekur mes nesivalkatausim, ieškodam kur įsimesti, tai bandysim čia, įsimesėm ir judėsim. Atėp? Tai atrodo visai nebloga čia. Tai gal bus smagiai, tik ir kur čia reikia įsileisti. Prisiputėm jau, susitvarkėm. Bandysim dabar nuo tos skardžiaus įsileisti kažką. Atsargiai. Galėtum biškį paeiti į šalį. Palauk. Nu bandau, aš tada tempą ant žemyn. Lemba čia taip slydė. Skardys tai yra. Tai paleis, jeigu čiuožia. Nu jį nečiuoš. Pastumsi mano nebiškį. Palauk. Irklu aš gal paimsiu. Gali palikti tą irklų. Aš paimsiu. O, to bijau, kada nusislūs šūną, mums reikia ten į priekį. Aš paėmiau ten. Gerą laikyk to irklų. Tai gal iš tikrųjų, kapitonas protingas sakė, reikia gal man paleisti, jeigu nučiuožu. Taip ir padarysiu. Tai paleiskim dabar ją, apačią tegu slyst. O. Nusileido biškį. Bandys leistis? Nu bandyk po biškį. Gal gali palaikyti šitą? Palaikyk šitą. Bandyk po biškį. Ir nusileisiu. Aš tada bandau ton įmesti baidarį. Aš taip pastovėsiu. Nu čia kaip kalnas kokias daudamies. O slydus tai ir. Ar maun kapitons? Nu, bandyk. Įsikip po truputį. Po biškį nusileisti. Pavyko, ne? Nu gerai, tada par tos maurynus dabar čia biškį pasidarėm kitą kioką ir įsimetam. Na. Tempu. Čia tokių yra stagarų. Aš turiu reikia nors nesitvarti. Čia negiliai nukronta, tai čia nieko baiso. Atvaryk kapitonės, jėskis įleisti iš karto su vundin. Paleiktam ton tiltoką ir bandom ieškoti nuotykių. Žiūrėsim, kas čia bus. Ne, tam neplaukim, čia plaukim. Nu, pirmutinę įrę žiūrėsim. Oho, kad čia varom. Reikia laviruoti dabar ant tų šakų nepasimauti kažką. Eik, ąžuolai. Saugok galvą. Pirmutinė iš kartą, ne? Eina, sauko čia srūvį. Aš turiu dar. Judam iš pusto keliaus, gal vis bus tvarko, vis gražė. Nu, kažkap šveitas nelaba, bet nu gal šį kartą pasimėm pjūkliok, jeigu kontai gal biškį pasipjaustysim, jeigu reikės, bet laba tikamės, kad nereikės, kad pavyks visur pralaviruoti. Gal bus daugiau akmenų. Nu, geriau tai akmenys, nei kad tai užverti didžiulę medžią. Dabar tik reiks mokėti valdydėlą. O, vandeninio akmenų. O, liekam dogną, giliaus nėra. Srovė yra, tai biškį pratėm. Aišku, turėtumėm užstrekti, bet gal ir pavyzdžiui. Kas čia dabar yra? Čia ko gero reikės lėpti ir tumpyti man ton
valtėlinės. Vyliaus, tai čia nori iki kelienų, taip atrodo daubėm, o kito vos nariukus sem. Tai čia tiek nenutaikys. Nu, pasispardom vėl. Ne, reiks lėk, lau. Lipkiam. Bandysim. Kapitons nors skubėti irgi, kuo greičiau įveikti. Tai gal pavyks. Šiandien daug kilų nuvaryti. O, suruvė tai labai gera. Bet ir gilis dabar jau atsirado, tai gal reikės šokti ir varyti vėl atpaliai suruvė. Reikia lyg ir yra kažkokių krumslų, bet kraštus. Nu šoku, pas tavęs varoma, ne? Turiu vandens. Vandens prispilti. O, vėl mažas kriokliuks. Varom pro kriokliuk. O, čia dabar tokie šalia. Ralinai. Šiandien įveikti 15 km kažkas tai panašaus. Grubiai. Tai jeigu tu įveikam bus babrung šiandien įveikti. Ir turėtumėm da plaukti iki minijas. Akmenų čia labai daug žemė. Jo, daug akmenų. Maža žulių, daugiau akmenų. Ten tik gaila, kad nepavyko įsileisti. Ten gal tik tai labiau pavasarį, kur dar nebūn prižėlint daug tos augmenijas. Tada ten galėtum turbūt praplaukti. Nes mes čia dabar turbūt kokius 2-3 km nukertom įsileidint prie tų prūsalių. Bet liks mums tų kilometrų pasimėgauti arba pasikunkinti vienas iš dviejų. A ne? O, čia giliau, žiūrėk, nebėra. Reiks turbūt braidyti jau. Srovė dėdelį, tai mums biški padė. Aš priegulo, kad išsiteisintų mums biški svoris. Dar reiks susiveršti gal, kad... O, dėl labiau laikytų. Varom. Sugolsiam. Išsiteisint mums apačią labiau. Nes gal biški reikia daugiau dasipūsti, bet šitam skubėjimą. Galvos kaip galvos. Gerai varom. Greitis normalus. Upi šauni. Tvoras dar geresnis. Tai šiandien paimsiam babrungą jau turbūt, ne? Ja. Šiandien jau čia mūsų kelins ir 5 ar 6 jau plaukėm. 6 ko gero. Ja. 6 taps babrungą. Matėm visko. Ir akmenų, ir žolių, ir maurynų. Ir žavių. Ir žuvyčių matėm tie. Bet buvo taip, kad net nebepraplaukė mane. Ja. Šitą ant žodžių. Nu, čia tas ruvė tai dėdelį sunkiai išsisok, pagaun priekį, užsok ir viskas. Aha. Pasimėjau šiandien suduriamą irklą. Atras susideda iš 4 sekcijų. Galvoju, jeigu reikės neštis, kad būtų patogiau. Bet mums toks biški neatrodo tvirtas toks pagrindinis mūsų irklas. Tai atrodo baisę non sulaužyti, bet reiks maksimaliai non čia tumpyti. Ne, nieks nebus čia reik man išliep, man atrodo. Toks šaunus kriokliuks čia galėtumėm pralėkti kaip su vėju, bet reik kažkaip gal man išsiteisinti ir bandyti pagauti startą didelį, bet nežinau, pavyks. Bandom mažą. A ne? Paspirikliuojam. Čia teisim, takmens blemba didelį da. Tik nuo takmens iš pradžių bandyti cirklą nusistumti. Ir tada... O, į komposį gal. Pagaus mumis. Užneškiam. Teik, pripratom gal tas mugrinas, nes nebemokam plaukti normaliu upėm. O, nu, nebemokam normaliai valdyti. O, ne, užneši. Oi, bus netvirto. Išlindo, gerai. Varom. Kas čia būtų gaunas?
Matyt, vanduo susitaškė ir susikėlė putas. Vienas kits nuvertis. Medėlis nieko tokį. Pravarysim, ne? Ne. Net tokių matym. Ten toli jau Ar kaip ten toli gerai matos? Viskas normaliai. nelabai. Ką? Nelabai. Blogai? Nelabai. Gerai viskas. Man tai nelabai atrodo. Nežinau, man tai super. Aišku, čia greičiaus mes nepaplauksim. Nes tai čia bus tų kliuvinių daug. Jei ne virš vandens, tai po vandens. Tai pradėjom. Mes kiek valandų buvo, neatsimeni. Ne. Apie pos 11 kažkur mes čia pradėjom. Nu ir žiūrėsim, kad čia mes baigsim. Švarėm šiandien anksčiau, kad daugiau praplaukti. Tai gal ir pavyks. Aišku, va. Spardom vėl ažą. Bandom nusistumti nuo to akmens pagrindinės strigus. Va. Kur greit atrodo pagauni, bet reikia mokėti išvaldyti turbūt. Gal pavyks. Mes atsigolsiu, kad biškį prisikeltų. Ir bandykim per tus tarpelius kapnu. Aišku, čia kam šis bandys. Nu aš šliup. O, šliupau iš karto pasikėlį. Vara, geriau. Nu, maža vorą turbūt, tačiau galėjau daugiau biškį. A lipti mane vėl dar bandom, dar pasistumti. Bandom dar pastumti. Gerai, ką pastumkim dar. Atrodo, kad ir nebloga, bet po apačiai tokių akmenų nelygių didelių. Kad koją dedi, kad ten galėtum koją nusilaužti. Tai irgi nepaskubėsi dabar. Išlėpis. Ta medis nuvertis. Ton medį, kažin mes pralysim. O gal ir pralysim. Jeigu dar plauksim dar. Na, lip patiems. Nu, gal visai jie gerai, jeigu šiandien reikės daugiau tumpyti, nei kad perkelinėt, perpjaustinėt kažkon tai. O patiems tai daug lengviau. Jeigu taip toliau, tai čia vis tvarku. Nulyskim pro tą nuvertusį medį. Lendam pro tą medį. Ir žiūrėsim. Toliau lyg ir atrodo, jo, normaliau. Saugokis. Nepasilenk, užsidenk. Kažkaip tai nustumti. Nu. Ne, matau dabar kur ten stumti. Ką? Nu tai tu jį ištiesink. Ar gali padėti? Tai pasidėk tą savo buteliuką. Gerai. Pralinda ten vis gera, nes aš dabar nematau. O? Pralindau, nu tai lendu ir aš dabar. Tai jau tara, paleisim šaką. Užsidėk kietą šaką, kad netrenktų. Ai, čia pačiu tų šakų, vos vien pralėkti. Oi, čia giliai iš karto, reikia užšukti. O, žuvyčių. Plaukiau, nežinau, čia matos, nematos. Nušoku aš pastavęs. Nes ten atrodo gal gera bus viskas. Nu ir vėl šitą toksą. Bandysim vėl čia turbūt praplaukt, bet tai 99% kad stumsimės. Tai stumkimės čia tau galų jaučiu. Gera, lip. Aprašoksim. Gal ten reikia trumpos labiau. Ai ne, tai gal manoma, te patė prasitėmti reikės šiandien. Neišbandysi, niekur čia neprašoksi. Gera, liupa. Nu čia šiandien labiau vadinsias ne plaukiems, o pasivaikščiojams. Kol kas. Tikimės, kad nepablogės situacija. Lakštau vis dar. Giliaus. Tai ir tai nėra. O ko, bet akmenų čia ir daugybė. Ir įvairiausių dydžių, tai tiesiog kaip kalnų upė kokį. Dėdi šito, o jau, gilis iš karto.
Vėl toliau akmuo didžiausias. Į daug, kas svarbiausia šitų akmenų. Nu dar tokių ruožų nebuvom plaukiant babrungą. Bet žuvyčių mažylikių pilna. Taigi ir mažylikių turbūt ir didelių. Ta, pakapė žeriuks. Nu tai, gerą. Reikės šokti, nors taip, ką pasižiūri į priekį. Taigi ir matau tų akmenų daugybę, bet aš praplaukčiau. Ta, paeisiu iki kampą. Jeigu už kampą, ten taip pat atrodo aukšta, tai šoku ir plaukiu. Nes čia kitaip turbūt kojas aš visą laužius. Praplaukėm vieną akmenyną. Atplaukėm kitą akmenyną. Dabar planuojam plaukti turbūt per kairį. Bet tas plaukėm skaitysės, kad reiškia vėl turbūt tumpysimės, nes ten giliaus turbūt nėra. A ne, kapitoni? Jo. Nu, bandom kažką daryti. Nu, praplaukėm porą akmenų jau. Dabar bandom čia kur mažiau gal. Bangojasi gal. Parašoksim. O, aišku, akmens. Priekis pralend, monas svoris jau nebepralend. Kartas netyčia. Prasispardysim arba prasidursim, viens iš dviejų. Bet ko gero, kad reiks man šlepti. Tempu jau, kapitoni. Tempam, toliau. Lemba, kad bent būtų kokį 10-15 cm daugiau vandens. Lėktumėm čia. Greičiausiai. Ten žolins didžiausias, bet turbūt prasisuksiam kažką. O, kokį eroziją jau padarė. Nubirbėjo kiek smėliaus. Kažin kiek, čia to vietų patvinsti. Turėtų daug turbūt. Ką? Ne, gal iki pat viršos nepatvinsta, bet kokį metrą aš galvoju tikrai patvinsta. Nu, srovė iš kartą neš. Jau reikia prilaikyti. Nenuneštų. Gal, kad negalim plaukti, reikia vakščiai. Sargiai, kad neapsiverstumėm. Matai, kad čia neša stipriai. Gal už galą laikyti ir teisinti. Saltus kojas čia. Nu, prajudėjom šiaip net. Nu, ramba, gilis jau lyg kelienų. Bet ten priekį turbūt vėl sumažė. Ai, vėl iš karto akmuo. Čia koks pasukėlis nemažas. Ten kažkada tie medžiai turbūt grius. Mata? Ten viršau. Šaknis jau matos. Matai, kiek nubirėjant tas smėlios. O, čia taip lygia, tai turbūt jau galėsim plaukti. Reik lėknam čia. Nu, kaip kažkada čia užgrius, o jo virčių prigriuvė nemaža. Tai jau ko gero reikės čia tumpytais. Tai kaip grius jau tik nebus kriston. Nesau, nu. Oi, ne, normaliai. Pralindinėsim čia. Nu va, tai tas nuvertis viens mėdis mums pakėša koją. Nebeimba praplaukti. Tai dabar užlipavom tos šakos. Biški prajudinsiu savo svorį, kad permesčiau į priekį. Turėtumėm pralysti. Reik šokt gal. Oba. O vyk. Kažkap tai sirioblinti. Nesau. Oi. Įlindam į maurynus. Išlysim dabar ne iš maurynų. Ja. Už posukiaus užlindom. Ir savo, matom, nuvertus į mėdį. Gerai, kai tom posį nuvertis. Tai tikėkimės, kad daugiau tokių medžių nuvertus didelių nebus. O aš jau iki bombos įlėptis. Bet reikia ko gero lėpti į vedų, nes vis giliai ir giliai. O ten jeigu bus privertus tų medžių, tada šlepsiu. Na ir kas čia bus dabar, kas čia lauk mūsų. Aišku, kriokliuks mažas. Tai reikės prasitempti. Nu, bandom. Da plauk ar čia.
O gal čia pora, a ne ir šakų. Na, reikia lėpti, gerai. Tai aišku. Nu, šiandieną sports tai daugiau ant kojų, nei ant rankų. Nes tai lėpti, išlėpti, vakščių, tas akmenim. Šviesus. Vandens nebė. Akmenim, tiesiog varom. O, gilis artėja. Iki čia dabar reikia atkėmti ir šokti į vėdą. Jis čia matos iš karto gilis jau vyra. Gerai, kad skaidrus sundau, iš tikrųjų matos. Tai viskas, bet gilis jau čia lyg bombas. Pažiūrėm, kas ten už posukiaus lauk. Plaukim, galvojam prašoksim. Vėl užstrigom. Kapitonsim tą valdą. Sausai. Krūvį atrodo superiai. Bet taip mūsų valtelė užstrėga. Makalovėmis, niek neįsimakalovė. Vėl sulauk bandys patraukti vėlę. Grybų kartą. Na, kaip išlėpti iš karto valis ir išjūdų. Nereik netraukti šitą. Struvę išneš iš karto. Nori gal bandyti iš karto. Šolt akmenų lyg ir nesimat. Band. Pasileidom, galvojom, atep užtriksėm. Iš ten tos veids pamatėm, kad čia tas pats. Tai renta priekį tas pats. Tai lipu prasitrauksim. Natraukiu. Laikaisi? Esu su vandens batas, tai kaip ir įsipjauti, nelabai įsipjausiu, bet tiek skaudžia dedas, kad turbūt bus mėlynas kojas. Bet kokom darys, reikia pabaigti. Reitus atapus. Posūkis už posūkį būdavo privertusių medžių arba bebrų prineštų medžių. O dabar posūkis už posūkiaus ir yra akmenų privertus. Kas geriau? Nu, kol kas drįsčiau sakyti, kad tai akmenys. Bet į dangų pažiūrėjus, tai jau debesis kaupas. Tai betrūksta būtų dar daugiau akmenų. Tai dar lietas. Žiūrėsim šiandien. Enam visi, enam, da visi, enam. Kas ten priekį, neaišku, bet aišku bus akmenų. Švara viens pats. Vareik, čiau. Tam kelien kontiskaudis susidaužiu. Akmuo toks didžiausias po vandens buvo lyg bombas. O gal palauksiu, monis? Biški užpaulė ant akmens. Ai, nasa. Už posūkiaus iš karto akmenų krūvą. Bet vietum tai iš tikrųjų labai gili. Nu, čia posūkis, oho, žiūrėk, privirtusi medžių daugybė. Nu, tikėkimės, kad tie medžiai tik dar kraštus ir pridėti. O, ir užklivom, nulipu lauk ratėm. Nu, išlipau, galvoju, prasivakščiosiu, gal gilios nebus. Nes kažkaip švietis, kad tu čia medžių gali būti nemaža privirtusi. Gerai, kad nors saulė pradėjo lyst laukti. Kojas. Oi, čia beveik mums tik tą iškinį gozdą. Dabar tik tą kokių šokių po vandens nebūt. Patons baronkas dabar jau valga. Aš pasukėliau čia žmonės atvažiuojant paturistauti. Laužavietį. Kažkoks tokiuks. Varom biškį pažiūrėti, kur mes čia esam dar žemėlapį nežiūrėjom. Tai užtrauksiu baidarį. Apžiūrėkim. Nu, išlipsi, duot ranką. Ne. Išlipsi. Varom, pažiūrėsim, kur čia esam. Tai čia gal su mašinom netgi gali atvažiuoti, ką? Gal. Čia palapinėk savo gali visai pasistatyti, ne? O, jau čia galės net nelėpti, nes
ant airijų. Kriukliuks. Čia žiūrėk, dviračių takiukas, čia su dviračiais atvara. Ko gero, nes dviračių išvažinėt. Aišku, su mašinu pavyktų, bet kažin kaip toliau. Nu jau čia varom, ne plaukiam čia tu. Kaip plaukiam, turbūt prasivaikštum. Nu varyk, aš pasilėksiu čia. Varyk, čia, pasimk erklą ir klauk. Aš čia susikorsiu laužą. Susitiksim ryto. Nutrauksim turbūt to akmenynų, nes tau ten bundinį, nei paėt normaliai. Nesimatai, to akmenų. Tai taip, tu vandenį. Ei, kiek aš netrauksiu tave su šito, suplėšysi. Tai taip jau tom visom akmenim traukiu. Lyna biškį gal, švelniau. Paim tą irklą. Čia akmenukų prikrauta. Pasidarėm tokias dėkį, turbūt metus, kad kaltume, sundautume. O ten savo su palapinnikijom turbūt atvarą savo, pabūt ramė. Maudyklą visai gal neblogą akmens išrinkti. Žavėt pasidarė gerą. Nu ko, mes bandom plaukti toliau. Savo plaukom. Pakeliam akis, o esam, oho, kaip žema. Arba ten kalnas kažkoks, bet irgi erst po biškį. Po vandenį irgi akmau, mėdis, nulūžis didžiausias. O čia dar tų mėdžių kris daug. Tai aš galvoju, kad čia mes dar pačiu laiku plaukam. Nes kažkada bus tie pat plaukt, ką plaukė ankstesnius babrungo ruožus. Kad buvo žiaurė daug privertusi mėdžių. Nu nebent čia survė būna didelį rans iš tompą išnešio. Ten priekyje kažkap truputėlį muni glumen jau. Nes kažkap ten daug privertus šabakštynų matos. Tai tikos, kad tik tą vizualinę apgaulį. Ir ten bus viskas normaliai, da kažką prasitumpysiam pro šonus. Nes dabar tai jau ne kažką atrodo. Artėjam. Situacija gal po biškį ir gerė atrodo. Ten tik kraštus privertėm, turėtumėm per vedurį varyti, kaip sako. Nu čia jeigu tie užstritumėm, reikėtų išsinešti ant baidarį. Nu per tomposi gal dar kažką pavyktų. Bet čia tai palikanon su visam. Ne, čia vargans viens medėlis nuvertis. Tempam turbūt per ton šabakštynų čia. Tas biškį atrodo biškį kažką aptė, bet praeis. Gali šokti vedu. Priplaukėm kažkokį tai užžėlusi ruožą. Nu, turėtumėm kažką, tai man atrodo nusisoks vėl aktina. Tai pravarysiam. Nu, o net nespėjom dar artėti, kad jau išplaukėm ant akmens. Aišku, čia nepraplauksim, reiks prasistumti, bet bandau, kad čia garyti kažkiek tai. Bet tai čia net nespėsim nei kad čia garyti turbūt. Net nedarpėjau. Ale, liplauk. Tik išlipi šitą, na pat ir išplauk. Tai prilaikyti netgi reik biškį. Tai paleisku, kaip aš paskau, tai be pagaus. Nugi plauk šitus krūmus šitą įvesk, mata, neš ten. Nu palauk, tu jau pateisins. O, čia greičiau iš čia. A! Paleidu. Bet tu susistabdyk dabar, nes aš nebepagausiu tavęs. Stabdyk. Stabdyk, čia gylis, aš jau vesks. Oi, žulių vandens pasirodė. Galvojam, kad visą laiką plauksim kur nors ir praplauksim. O pasirodo, čia atvarėm į kažkokį sąnašų pelną čia tų mėdžių nuvertusių, tai gal reikia bandyti ten pasižiūrėti kažką. Gal paralysiam, nes čia tai lemba nesinori nelėpti, tampytinom čia prasidorti tada. Nu, aš tada bandau išlipti, pažiūrėsim, kur čia toliau varyti. Nes ten ant matau jau bus normaliai prasivaryti. Tik čia įplaukėm į kažkokį. Atrodo, sruvė, varom. Ir atvarėm. Nu tai tempam.
per čia gražiai prasitemsime. Tu gal lip kažkaip iš karto įpratems, nes čia toks giliuks ir šioks toks. Nu, va, teik tos bėdos, a ne? Lau, kad čia bus pilna, tokių priritus. Oi, čia įgilis ir, bet ten matau, jau priekiai nebegilias. Alon, čia jam prie tas kelias šakelis laikais. Gera, kad tas skaidrus vanduo iš tikrųjų. Taip malonė net laipių. Ir baisė, laba. Šiandien tas dar vienas priklėlis toks. Prasitempami jaučiu, vėl galėsiu lėkti kelį metram paplaukti. Darbuojas kapitonas. Varyk, varyk. O! Tai aš gal paeisiu priekti, paskui man dasigins. Pavyks. Nu, akmenų tai gal. Nu, į kap. Jau vienas pats galės plaukti. A ne? Nu, čia grįžu aš be kojų turbūt. Greičiau kur nors surasti, kur galėtų paplaukti. Jam skauda biškį lieną, nes tai gilis, kur yra didesnis. Tai vanduo biškį pasimeišęs, nebesimato. Dedi ir užtrink tą koją. Arba teisi su kelienu į akmenį. Nu čia dabar tada tu prašokti. Nu aš ateisiu. Jums lengvas, vienas pats gali praplaukti visur. Aš ką pasisėdu, tai visur stringam. Ai, švara tas į priekį. O čia žiūram, kad net mašinos kartos pravažiuojant čia. Tuo ateinu. Į ten ant to gali pravažiuoti. Stovi pervažiuojant mes. Kažkokį tai sodybų gal ir. Plaukam, sau teisė. Gera, biškį giliau jau. Galiu sėdėti mėgautis ir aš. Biškį pailsės pada, nes tiek nesidaužiau. Kas čia? Stovyklaviks? Ar maudykla? O kas čia dabar? Elektrinė. Elektrinė čia? Tai dabar čia turėtų padaugėti vandens daugiau. Šitas kanalas turbūt, kur mes ten neplaukėm tau kanalu. Tai jeigu būtent teisė plaukiam tau kanalu, čia turbūt išlystų. Oi, savo. Čia aš išlėpsiu biškį, patrauksiu. Kuo jis ilga nepailsėjo? Bet čia srovė. Nežinau, čia gal ir elektrinė, net nesmalsavau, mačiau, kad ten kanalį kažkas baigas, bet tai turbūt elektrinė ryšia kažkaip. Turbūt. Tai gal dabar bus daugiau vandens. Tai mes čia dabar užtrukom kažkur glemba tą zigzagą, šitą akmenį besidaudėm apie porą valandų turbūt. Tai jeigu būtumėm plaukiant kanalu, būtumėm čia išlindę kažkur, tai dasinešėm biškėlį. Būtumėm turkiant kokį 10-15 minučių turbūt. Nu tai, peri. Elektrinė čia. Tai dabar gal čia vandens bus daug daugiau. Čia turbūt turi kažkokį stovyklavį, kad tas ant to pakabins. Ar kažkas. Galim pažiūrėti. Ten arti negalim priplaukti. Draudžiama prie elektrinio arti plaukti. Tuoj pažiūrėsim biškį. O tai čia gal ne elektrinė, kad to vandens čia nesiverž. Nesprant. Ar nebeveik. A kas čia yra? Ką? Burzgį elektrą naudoja arba gamina. A ne? Bet čia daug galim sudėti. Arba dabar nepasileidana da gal? Ką? Gal dar nepasileidana? Nes šiaip dažniausiai, tai jeigu ten pasileidai, tai čia kils tos vanduo burbuliuoja, kai pasileidžia. Ten iš papačios. O dabar tai nieko, tai dabar nepakels mums upės. Reiškia, kokį ir tokį ir bus. Paleiktam elektrinį. Krioklį dabar bandysime veikti.
Kriok apžaltys. Nu, aš tave čia paleisiu, o pats turbūt arba nulėpsiu per trauką. Oi, svarbiausia neišsilaužyti. Nu, gal aš bandau čia lėpti. Kaip sakai, kapitonė? Lipu. Nu, praplaukėm. Ir tau žiūram, nustebina tokį ilgą teisiuoju. Bet per Maps kažkada buvau žiūrėsiu, kad čia irgi bus vingiuota. Tai tik pradžia turbūt leis mums čia. Ai, gal ir giliaus nebus. Savo. Kon darysiam? Nieko. Lakščiu dėl? Nu, gerą bandą, tai kažką. Net laikom ant suvarė. Jie tam dogna. Tai ateisiu bus veikti turbūt kažkom. Nu, ką apie beveik vis šiandien įdėjant. Čia jau pasivaikščiai. Babrungų. Na, geriau vaikščiut, nei kad kumpytis, londžiut, jaustis. Tai pasimėgausim kojų sportų. Nu, jau netgi teko keletą kartų pairklauti. Ir priekyje vėl akmenys. Bet gal bandyti laviruoti, bet čia tik sais apgaulį. Teks vėl lėpti ir vėl eiti. Lip. Šlėpsiu. Vėl pasivaikščiu. Taip, kaip buvo skaičiavis nepalėton. Mepsi čia kažkur turėtų būti apie 8 km dar likę mums plaukti. Tai jeigu vis normaliai čia būtų, tai kokius 3 valandas, manau, turėtumėm įveikti. Aš taip galvoju, jeigu nebus sudėtingesnių ruožų. Matysim, atsektas palei planą. Priekyje pasižiūrėsiu už posūkiams. Akmenukų vėl, netneliukų vėl prasitėmsiu. Žiūrėsim, kas už kieto posūkį. Gal vis tiek pasieksim link ant mini. Būtų gera. Kol kas vis dar einu. O vėl biškį pairklavau ant tą priekį vėl akmenins. Pairklavau, tai čia nežinau kokį. 50 metrų turbūt. 60. Nu taip, kaip sakiau, reikia lėpti. Priplaukus ant akmenyną. Tai lipu. Vėl pėdinu. Gal kartas vėl galėsiu 560 metrų praplaukti. Už posūkiaus. Akmenins vėl. Žiūrėsim, gal ten mažesnis biškį gal. Galės praplaukti. Nu, prasistumkėm ton. Ir ten turbūt jau galėsiu lėkti. Bent iki posūkiaus. Paplaukėm biškėlį. Ir eilinį kartą plaukėm, bet aš turėčiau išlaviruoti galvoju. Bandykim, gal pavyks. Žodžiu, jau užplaukėm ant akmenų. Tai turbūt reikia išlėpti, nes vis dėlto čia ir po vandens zaug irgi akmenų. Ohoho, nubandom. Pėdinu. O kas beliai? Nu, atrodo, čia nesibaigs. Visi eisėm ir eisėm, eisėm ir eisėm. Vaizda gražus viskas. Bet jeigu plauktumėm, būtų tada šviesa gera. Nes dabar jau kojas turbūt ir mėlynas šviesas. Nudaužytas. Nu, svarbiausia nesusilaužyti. Ir da eiti da. Už posūkiau situacijai negeri. Akmenų tik daugie. Nesuprantu, iš kur čia nuteik atsirado akmenų. Jėt, mari. Tiesiog akmunt akmens. A ne, kapitonė? Sau. Eina sau. Ai, nugarą.
Biškis skaudėja, bet atrodo nelūža nieks. Na, bet grįžų mėlėms. Ne tik kojas. Eina, sakat, skaudė. Kaptus akmenis čia reikia pravaryti. Jeigu čia taip aš praeičiausiu, čia reikia į šalmą pasiimti, o ne keporį. Gera, kad dar normaliai kramis nesusidaužė. Nu kom, pradėkim kalnuoti, tada ne jau kažką tai arba. O, žiūrėjau, tavi neštentai, gal ten tai pravaryti. Eina savo peik, tu akmenį. Lendam. Nebepadėni, tai vandens bata. Čia reikėjo, nežinau, koks apsimaučia. Batus. Gal mums taip baisiai pasirodė, prasistumdysim per tus akmenis kažkap tai praeis. Iš toli gal kad atrodo, kad čia miškas akmenų, bet yra kur pralysti. Nu jau po šitų akmenukų turbūt bus tam daug mažiai veikiant. Jeigu ten už posakiaus nebebus anų dar. Kapitonas pasislėpė po rankšluosčiu, kad nematytų siaubingų vaizdų. Vietai dėdė. Mėdžių matau privertusi. Bet tikau, kad tik kampelį. Nes būtų tada jau išneliom tuartą, kad praeitumėm akmenyną ir prasidėtų žabaktyną visokį. Pasižiūrėti gal per žemėlapį, kiek čia mums dar lieka kilometrų. Kad pradžiuginti arba kaip tik nuliūdinti. Nu, už posūkiaus biškį mažiau, bet paplauk dar turbūt neišės, tai jau pėdinti. Nu, nedaplaukėm, o daėjom. Čia, man atrodo, netoli ir Gandingos piliakalnis, kur buvau žiūrėjęs per mepsą. Nes ten matėm ant to ir jau sauliuką atsisės, ten kalnas kažkoks išlindęs. Čia va šaliu pein kelias. Tai vos nesusigundžiau tiem, ten baidarį tau keliu, nes jau kojas nusidaužys visai. Bet šį kartėlį mes tai nelipsam į ton kalną, o dar vis pėdinsiam upę. Žiūrėk, koks ant to akmau didelis. Žiūrėk, tilt toks, bet ne tas čia tilt, čia kažkoks kitoks tiltelis. Matai? Čia gal žmonių tiltelis padaryts netgi, bet akmenų vėl ant tą miliją. Kur ant čia vedi ton kalną, čia gal ateit koks nors. Radom kažko neįdomas. Vundinių traukt paliek, nekon lengviau turbūt nei kad krontų traukčiau, nes jau net ąžuolas skęst. Nes čia tokių veitelėmi, kad visiškai nebeišlavirausi niekur, nėra vandą. Noriu užlipti ant tilto? Nuvarom, pažiūrėkim, kas čia. Nuvarom, pažiūrėsim, kas čia yra. Velnio pėda, Gandingos piliakalnis, Varkalių piliakalniai. Tai ten yra Varkalių piliakalniai, Varkalių. Gandinga yra ten, o Velnio pėda ten, tai mes čia grina pro Velnio pėdą parpla. Tai čia Velnio pėda ir tas akmuo matytas didelis. Piliakalnį varom, užlipsim tų kelias laiptukų, pažiūrėsim į patį kalną, gal nelipsim. Nes didelė daug dar reik mums plaukti. Užlipom. O, kaip tik ir atvarėm į tą. Gandingos papėdė ir šaltinis. Ten toliau kažkur ir šaltinis va, tas piliakalnis.
Nemažas. Nu, čia kažkur reikėtų brautis arba ieškoti, gal kažkur gal toj pusėje yra, gal apie laiptai, ar ten kažkur. Bet mes jau pamatėm viską. O gal apsukom ratų? Ne, varom. Nu, į toliau, pėdinam, paleiktam tiltą, Piliakalnį. Galvojam, gal netyčia pamatysim ton šaltinį iš vandens čia plaukdami. Tai pabandykim surasim. Pėdinam, girdam jau kažkur lyg ir mašiną važiaun. Tai gal netyčia jau prieisim ton tiltą. Einam, bet kaip nesimata tuo tiltą, taip nesimata. Turbūt viskas čia pripatlė, atrodo lyg ir mašinas važiavo. Niek neapsiger nei mašiną, nei tuo tiltą. Plaukom, į savo žiūram. Yra. Vėl tas pats kalnas. Tik čia gal jau matysis visas dydis mažas. Nalip. Gerai, palauk. Greičiau, nes šitie kuiseliai kapu. Su jais tai kuisė mums ką priklaus. Wow, koks didelis, ane? Ja. Tai mes apiplaukėm, manau. Kažkur ženklas. Moten kažkoks gal, toj vietoj buvo gal ta pilis. Nu čia čiužinėt žėjimą gera. Su rogutim. Vis dar tabeinam. Negana to, kad įtiep tokmenų milijonų. Atsirandai tokių. Tai dar vis to tiltą nedėjom nieko. Atrodo, ten žiūrėjom per mapsą, 5 mažų pasukėlė turėjo būti, bet tai čia turbūt dabar koks 3 mūsų pasukėlis. Tai artie tilts, bet ir nelengvi. Vo, už posukiausių ir išlinda tilts. Bet kažkaip nesimato, kur išlėpti. Aš kažkaip galvojau, kad čia bus kur išlėpti. Nu, pažiūrėsim, gal bus. Nu, kažkur ten ant tą galdą silėpti, bet galvojam, gal pasidėsim baidarį. Pasižiūrėsim, kiek čia tų kilų leik dar mums. Ir tada judėsim. Dabar biški pailsins tas kojas, nes čia išlėpti, čia košmars. Kažkaip tikėjausi kitėp. Nu, gal ten ant pritokmenų bus kur. Bet dabar tai lėpsiu vėdu. Ir pabūsim vidau biški, pailsėsim. Nu, neš mumis po truputėlį srovė. Tai nutelta, jau nuplaukėm gerokus kokius 30-40 metrų. Ko gera, kad reikės slėpti ir toliau varyti pačiam, nes dangus nieko gero nežada. Reikia judėti. Taip ir nepažiūrėjom, kiek belieka. Bet aš manau, kokį 5 kilą turėtų užtekti. Vo, kur galėjom išlėpti pailsėti nutelta netoliai, bet nebėlaik. Ten ant vėl nugriaužt kalnas. Didžiausias. O aš pėstute pėdinu. Kur buvo, kur nebuvo. Plaukom su išlendam. Kažkokie žmonės jau susitvarkin. Šaunė. Nu jau plaukom, nežinau, ganėtinai ilgoko. Ir savo nusimato geras plaukiems. A ne, kapitoni? Tada turim paskubėti. Nors atrodo debesis pabiški traukas, bet jeigu da plauksim kiminiais, nežinau, reikės kažką piškom eiti. O eiti reikės toloką iki kažkokios autobus ateis. Ir kol ten daeisim, dar pažiūrėsim, kada ten autobus važinės. Tada reikės dasibelsti iki plungis. Arba teisė į telšį kokį autobus, bet jeigu ne, tai plungi ir iš plungis tada į traukinį. Ir tada tik važiuoti į telšį. Tai dar turėjom daug tų planų, ką grįžtumėm numėję, ne? Dabar biškį paskubėsim. Jeigu nereikės išlipinėti, nebus už vartų. Tai tokių tempų turėtumėm greitai veikti. Bandoma, ne? Pėstute. Namba, tai kalna čia geri tokie. Bet galėtų ir upės tokie gilio būti. O dabar blemba išlipė. Vėl pėskom. Nu, už tokį mens turbūt reikės vėl aklėpti vėdų. Ir plaukti. Vis tebe vaikštom ir ko gero nenusimato čia plaukimų, nes ant tą priekį vėl akmenų krūvas. Nemažą ružėlį praplaukėm.
Dabar vėl reikia biškį pasinešti. Bet ana lyg ir siaurė. Svarbiausia, kad nebūtų tų karklų mums ten. Turės spaudti prie žemės. Tai pavyktų plaukti normaliai. Šiaip atrodo lyg situacija geri. Matysim, kas čia gausies. Pasirodė grėsminga, bet man atrodo, kad čia nebus mums sudėtinga veikti, bet jau čia reikėjo plaukti per ten. Čia dabar reikės prasinešti, gal ten tą išsistom. Nu, bandykim kažkaip tai gal. Čia dar giliai. Nu, kažkaip reikia išlėpti. Gerai, duos. Nu, bandau prisitraukti. Būsiu plėpti čia. Nes iš karto vandien lipant atrodo giloka čia. Kad neapsiversti. Tai lėpsiu. Pagaliaus. Paskiau į vandenį tada perkit. Nes dar čia nulaužti nepavyks. Gerai. Davai ne, nulipau nu pagaliau jau. Nulipau jau. Nu, kapitons užsidengis, kad pusė neėstų. Nes pradėjau polis labai stipriai. Tai, priekį matau vėl. Ne kažką. Ten ant to vėl privertėm, bet gal irgi bus tie pat, kad krušonų pralysėm, tai net nelipu dabar. O, čia gal irgi gerai viskas. Nu, uns džiugien, kad nereik čia mums teik daug per tas visokius šakas tumpyteis, lunkstyteis ar pjaustyti. O tik tą pėdom skaudančiom pabūti teik. Toliau. Nu, didžiausias. Gal dar tuntus labarins reikia prasitemti ir šokti vėdą. Ir tam kampėlį. Oi, čia galvoka reikia į krantą kažką dasitimti ir šokti. Niekada daug nepaėklavom. Nu, tikėkimės, kad vėl palei kraštą. Čia turbūt anaka patvinst rudenį. Arba, suranksti, kačkli. Čia išnešios ruovis nusišuona tus pagalius visus. Ojeto, kaip čia bereikės mane lėp dabar. Nu, čia gilis yra. Pažastų beveik. Toj lipu. Už šakos užsikliavo. Oi, čia pačio šakas. Į maurynus įvarė. Nu, savo žiūrė prie kronto, kiek gilis, kaip čia reikia dabar įlėpti. Bandysiu šokti nuo krašto kaip nors. Oi, čia maurynė. Smunk. Susmukauju tam molį. Matom žuvelį dėdėlį, bet nebejuda. Tai kažkas negera. Priplaukiam, pažiūrėkim, kas ten per žuvelį. Tai bus lydeka arba koks upėtakis. Nemaža. Upėtakis dar. Koks didelis. Einu savo. Atplaukim kažkokį veitelį. Tai nusprendėm biškį sustoti pailsėti. Sėdynį išsileido, reikia prisipūsti. O čia su mašinom kažką patvažiuojant turbūt, o kas čia? O tu koronos nuvažiuojant atvažiavus. Ten ant turbūt ir kažkoks dar toks. Gal į kokį sodybą nuvažiuoti. Ja, kažkoks takėlis ir. Čia pailsim. Čia pailsėsim? Plaukom, žiūram, kažkas vagonėlį pasistatė. O jau galvojom, mes tam ką plaukinė gamto. Bet kažkas dar atvaro čia pasibūti. Aišku, galėjai kažkom padaryti gal? Prakasti mums gilesnį padaryti veiklą. Traukinio vagonas. Ne, kažkoks kitoks. Aš galvoju, jau irgi jau galėsiu lėpti ir vėl plaukti. Kažkur turėtų būti už 6-7 posūkių jau ir minija. Tai ką per visai turbūt neapdaug. Slipent, bakštom vėlą. Žiūram, vėl didelis akmuo. Toks pat. Jo, jeigu ten buvo, kur matėm, irgi velnio pėda vadinos, tai čia antra velnio pėda. Nes nekon mažesnis tas akmuo čia. Ir panašiai
Nu tai turbūt dėl to jas ir vadina velnio pėdom. Tai jo antrą pėdą bus nematyti. Akmenukų yra pabaigai. Aha. Tokių mažų ir didelių. Pirštą must. A ne? Ką? Sakau, pirštą must. Čia visą kuoja pėdą, o ten į pirštą. Nu kon, varom toliau. Plaukam savo viskon gera. Ir tik pūst. Bet vis tiek nieko baisaus, vėl galėjom plaukti toliau. A ne? Varom toliau. Nu šitas kur mėdis buvo nuvertis, pasitraukiau keletą metrų. Su varom. Įpist. Tai čia jau, čia miniai ryjo. Čia babrungs, o čia miniai. Tai jau įsijungsim dar aišku. Mapsą pasižiūrėti, kad nesuklystumėm, bet tai tikrai, kitokį upės negalėjai prisijungti, nes kiek žiūrėjau per Mapsą, nėra tokios plačios upės. Tai mata, kokia ta minija, čia irgi kababrungs. A ne? Nu pasižiūrėkėm, pasitikslinkėm, bandom link to tilto kažką dasibraukti. Nu taip ir į. Čia minija ir nu giliaus irgi kaip ir nelabai atėr, tai aš gal kartais žolynus praeisiu iki to tilto, tai žiūrėsim, gal tai turėtų būti gal koks išsinešėms. Gal kad ta minija plaukia, tai daugiau žmonių. Aišku, gal tas ruožas irgi nelabai plaukiams, bet gal bus. Jeigu norit plaukti babrungų šių ruožų su baidari, tai plaukit, bet be baidaris. Priekyje vėl jau baidaris įsileidinė kažkas. Tai mes parvarom prieš srovę, sakys, iš kur jūs čia dabar rado. A ne? Bet irgi gylis. Bet tikėjai daug maloniau, nėra tų didelių akmenų. Varom prie to tiltą ir tada kažkur ten reikės kažką tramposėti. Per Mapsą lyg ir rodė, kad yra stotėlė autobus. Iškuosiam, koks ten autobus, kur važiavom, kur mums nuveš. Pasirodo, čia visi parplauk, o ne išplauk. Tai gera, čia mes dabar irgi lipsim. Išgelbėjo mumis, ne? Tai vat žem tada mumis parsiveš. Nebereikės mums iškoti autobuso, nieko. Išgelbėjo mumis. Gelbėtojai, kad ras mumis parvežė. Tai o, čia šitiems žmonėms reikia. Vieni gelbėtojai, kiti gelbėtojai mumis išgelbės. O, kapšaunė. Grįžom su viena mašinėlį. Dabar šoksim pas kitus su kitą mašinėlį. Pamės kaip pačios plungis. Nu mums sekas. Atvarėm pavalgyti restoraną. Sakė, leis mums tik sporvinus leido. Čia susimės daiktus, tai varom pavalgyti. Nu, pavalgysim. Tai parsivežėm netgi vorą. O normaliai atrodo, maža. Laukai kaip mūsų atrodo. Gerai. Gerai atrodo. Gerai. Nu va, pavalgysim taip skaniai, gražiai. Ką tu pasiėmei? Lietinių blynų. Na, liek. Nu, nusipelnė tokių blynų šiandien veikis tokį babrungą, ne? O čia šokoladas. Jo, skanaus. Ai, nesako gerai. Tikrai. Aš untei kalkans buvo, kad net nebenfilmavau, ką patnešiu, bet žiaurė skani ir gražiai. Liuks. 10 balų. Žalas pasiėmė kakavos. Ir kylam namo, nes atvažiavo mūsų pasiimti, vis dėlto nebereikės grįžti su traukiniu. A ne? Jo. Varom.